Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Raudonasis Lapinas ir šiandien jums papasakosiu, kaip pasidaryti Minecrafto žemėlapį, kad rodytų per internetą, kaip per Google Maps. Tad nieko nelaukiam ir keliaujam mokytis, keliaujam. Ok, tai šiai pamokai mums reikės kelių dalykų. Pirmasis dalykas bus FTP programa, aš naudosiu VNSCP, jūs galite naudoti savo mėgstamą. Kitas dalykas tai bus duomenų bazė. Man, kad nereiktų sukti galvos dėl duomenų bazės, tiesiog naudosiu Minecraft Pro planą. Jeigu jūs turite Minecraft Pro planą, jums nieko papildomai susikūrinėti nereikės, bet jei netyčia turite kur nors kokiam virtualiam privačiam serverį, tada dar teks truputuką pavargti susikuriant duomenų bazę. Ir ko gero paskutinis dalykas, neskaitant Red Fox Cloud valdymo pulto, būtų Dynmap Spigot pluginas. Nuoroda į plugino atsisiuntimą bus taip pat palikta aprašyme. Na ir nieko nelaukiam, keliaujam į VNSCP ar kitą FTP programą, jeigu jūs turite, ir įsikeliam pluginą. Gerai, tai savo serverio failuose keliaujam į plugins folderį, įmetam savo Dynmap pluginą ir dabar mums reikia paleisti serverį, kad čia atsirastų daugiau biškelį failų. Na ir štai serveris jau pasikrovė, kaip matom Dynmap rašo enabled, o dabar keliaujame atgal į FTP programą. Mes jau FTP programoje, tai dabar perkraukiam, štai turim Dynmap aplankalą ir dabar ateinam ir atsidarom configuration.txt failą. Na o čia, šiek tiek paslinkus žemiau, dabar bandysime prijungti visą šitą Dynmap prie savo MySQL duomenų bazės. Tai pirmas dalykas, ką turim padaryti, tai čia uždėti groteles, o šiek tiek žemiau, štai čia, nuimti groteles, nuimti groteles, nuimti groteles, nuimti groteles, nuimti groteles ir nuimti groteles. Taip, dabar štai čia į šituos laukelius reikia mums suvesti savo duomenų bazės duomenis. Tai keliaujam į Red Fox Cloud valdymo pultą. Na ir štai aš jau esu mūsų valdymo pulte, atsidaręs skiltį FTP MySQL rcon. Ir dabar štai čia turim čia krūvą duomenų, turim kitoj pusėje krūvą duomenų, tai dabar žiūrim hostname, mūsų IP localhost, taip ir paliekam. Portas mums tinka ir patinka, tiek čia, tiek pas mane yra toks pats. Dabar database, tai duomenų bazė. Štai čia turim lauką pavadinimu duomenų bazė. Nusikopijuojam, įsiklijuojam. Tuomet turime prisijungimo vardas, jį įklijuojame į user ID. Ir prisijungimo slaptažodis įklijuojam į slaptažodį. Dar galima panaudoti šitą prefix. Tai čia tiesiog parašykim Dynmap ir dar va tokį uždėkim. Čia kaip ir viskas gerai, viskas tvarkoja. Dabar kitas dalykas, kurio aš nekeisiu, bet jeigu netyčia iškiltų kokia problema, galima pasikeisti. Tai pavažiavus taip riebokai žemyn, turim surasti web server port. Tai čia yra paliktas portas toksai. Aš manau, kad ir tikiuosi, kad viskas su juo veiks, ir realiai ir turėtų veikti, bet jeigu netyčia neveikti, gali būti, kad toks jau portas yra užimtas, tai jums teks pasikeisti portą. Na dabar išsisaugojam, išeinam. Galim čia turbūt taip pat uždaryti ir perkraunam serverį. Na ir štai jau matom, kad serveris yra pasijungęs, Dynmap enabled, viskas veikia. Jeigu pavažiuosime truputį aukščiau, matysim, kad prie MySQL duomenų bazės taip pat buvo prisijungta. Dabar atėjo finalinis ir įdomiausias momentas, ką mums reikia padaryti, tai atsidaryti tą vadinamą, kaip aš sakau, mapo puslapį. Tai keliaujam į pagrindinį. Pagrindinėme nusikopijuojame savo IP, bet reikia nusikopijuoti iki dvitaškio, nes po dvitaškio eina jūsų portas. Tai dabar atsidarom naują skirtuką. Įklijuojame savo IP, dedame dvitaškį,
dedame 2 taškį. Ir dabar įrašome tą portą, kurį matėme tenais apačioje prie to web server port. Tai mano atveju buvo 8123. Spaudžiame Enter ir jau kažką tai matome. Ok, pasižiūrim, kaip čia kas. Kol kas matote, kad dar pasaulis yra toks neužkrautas, o dabar pabandykime prisijungti ir pasižiūrėti, kaip čia viskas mums gaunasi. Tai jungiamės į Minecraft serverį. Ok, tai aš dabar jau esu savo žaidime. Ką dabar reikia padaryti? Tai pasvirasis brūkšnelis, Dynmap, Full Render ir pasirenkame World. Ai, jo, neužsidėjau OPA, tuoj grįšiu. OPAS uždėtas, jau esu serverio operatorius, dabar pabandom, spaudžiam Enter ir štai jau gaunam komandą, kad Full Render Starting on World. Tai dabar žaidimas gali būti toksai truputukas stringantis, nes ką daro pluginas, tai tiesiog skenuoja visą pasaulį ir gamina žemėlapį. Rekomenduočiau palaukt gali užtrukti ilgai, nes, visą pasaulį surenderinti yra ką paveikti. Tai tiesiog dabar palaukiam, nežinau, bent jau gal kokių 10 minučių, gal truputį ir daugiau. Ir tada jau ką galėsim sustabdyti ir pasižiūrėsim, kaip atrodo tas visas mūsų pasaulis. Tai tuoj grįšiu. Na ir štai juokinga, kad nereikėjo turbūt palaukti, nežinau, net 2 minučių ir štai kokį didžiulį gabalą jau užkrovė ir užrenderino mūsų pluginas. Tai kaip matote, čia yra keli tokie dalykėliai. Mane kažkas turbūt ką tik pamušė, nes mačiau, kad sumažėjo gyvybių. Tai dar vienas iš tokių stebuklingų dalykų šito plugino. Tai jūs galite matyti, kiek jūs turite gyvybių gyvai, kur esą jūsų žaidėjai gyvai. Čia taip pat yra daug visokių funkcijų, kurias galima pareguliuoti. Tai pavyzdžiui, matote visus žaidėjus. Taip pat čia galima išsijungti, kad, pavyzdžiui, nematytume tam tikrų markerių arba tam tikrų žaidėjų, visiškai kaip norit, bet... Ir kitas dalykas, tai yra kitokie žemėlapių tipai. Čia va, kaip matosi, dar truputį renderinasi. Bet kas yra kiečiausia, kad jūs galite 3D būdu matyti savo pasaulį. Tai kur koks keivas, kur koks vandenukas, kur kokio aukščio medžiai net yra. Tai čia yra žiauriai kietas dalykas, kur tu, pavyzdžiui, 3D matai kalnus net kokie yra susigeneravę. Dar vienas dalykas, tai yra tai, kad jūs galit matyti visą keivų sistemą. Tai kurioj vietoj yra kokie keivai, kas yra išvis tiesiog awesome. Tai jo, dar yra kiti dalykai, tai World Nether, kuris dabar yra neužkrautas, ir World End. Tai šituos dalykus taip pat reikia pasidaryti, tiesiog gal aš net tuo ir parodysiu. Važiuojam į Netherį. Taip, tai dabar tiesiog rašom Dynmap Cancel Render, tai daugiau neberenderins. Keliaujam į kūrybinį režimą, greit susirandam Obsidiano, pasistatom portalą ir dar man reikia titnago. Ok, pasistatau portalą ir greitai grįžtu. Ok, tai kaip matot, dabar jau esu Netherį, galiu vėl naudoti tą pačią komandą. Dynmap Full Render ir dabar pasižymim World Nether. Ir dabar mums lygiai taip pat pradeda užkrauti įvairius čiunkus iš Netherio. Tai jeigu mes grįžtam dabar į savo tą web page'ą žemėlapio ir pasižiūrim, jau turėtume tuoj kažką matyti. Ta ir padarom. Na ir štai aš jau esu Netherį, taip pat viskas užkrauta, galime greitai pasižiūrėti, ką mes čia gero turim. Gal netgi pamatysim ir kažką įdomaus. Taip, tai matome raudonasis miškas. Čia mano pašoniai kažkur štai čia va yra mėlynasis miškas, tai matome biomus.
ir turėtų netgi puikiai matytis ir pačios struktūros aplinkui mane. Primenu, kad čia yra viskas labai greitai, gal praėjo tik 2 minutės ir serverio visus šitos čiunkus vis dar renderina. Tai jo, aplinkui čia kaip ir nieko nematau. Bet galbūt čia galėtų kažkas būti labai įdomiai. Nu, vienu žodžiu, aš manau, kad jūs mane supratot. Štai jau koks kabelas užkrautas ir dar toliau kraunama. Tai taip. Šiaip nesupratęs užbaiginėti be epizodų ir pamokėlių nederi. Bet jo, tai štai kaip paprasta ir įdomu yra pasižaisti su Dynmap pluginu. Tai jeigu jums patiko ši pamoka, būtinai paspauskite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud, parašykite man komentarą. Na, o jeigu mane žiūrit kur nors kitur, tai taip pat būtinai paspauskite ir širdelę bei sekite Red Fox Cloud. Su jumis buvau aš, Raudonasis Lapinas. Ir sakau jums ate ir iki kitų pamokėlių. Ate!